Jin vis laik šiaip drąsi, jin ta visur pirma ir panašiai ir kažką šnekės, bet mūsų komandai. Mėgstamiausias žaidėjas nuo paauglystės, kiek žaisdavom kieme. Ir dabar, kai žaidžiu už Budą, man čia tipo, mes iš vienos realiai komandos, daug čia gyvenimo pasiekimas. Tu su žmogum, kurio norėjai būti, tipo, žais kaip jis, dabar esi vienoje komandoje. Čia šakės. Ar pas mus žaidžia iš A lygos žaidėjas, iš A lygos, iš Sūduvos žaidėjas. Ir aš vienoje ten duoju su tuo žmogum čia. Yra, tipo... O jeigu iš tikrųjų yra, kad moterų mąstymas skiriasi nuo vyrų ir tai atsiliepia net aikštėmis, aš matau, kad tie sprendimai vis skuboti. O Dieve, jeigu, ta prasme, moteris negali žaisti taip kaip vyras, tai čia būtų blogai. Bet ir kai gal daugiau Amerikos pavyzdžių pažiūrėt, bet ten Amerika, pavyzdžiui, gali žaisti kaip vyras. Jos, pavyzdžiui, tokie kaip mes, nes mes tokie galbūt liekam labiau šešėlį, bet savo darbą padarome. Jis tai gal netoks matomas, bet nežinau, man to vis tiek tas darbas svarbu, žinai. Ir kažkaip parašiau, sakau, manau dabar save realizuosiu per tą, ką moku geriausiai, būtent per vizualius menus, kaip menus, vizualiai realizuosiu. Nes kol kas su treniravimu ne man, aš neturiu stipraus balso. Ja. Arba jinai ne paralelė. Mūsų klubas? Mes nuvarėme tada pas Luką, pasidarydė Luką šeštadienį vakare ir jie man pradėjo apie tą komandą pasakot šakės, tipo, visas tos istorijos, kaip viskas prasidėjo, tipo, nuo ko viskas prasidėjo, aš negaliu, prasme, jei aš būčiau kažkoks kitas žmogus, aš norėčiau būti Domi, nes Domis visiškai nuoširdžiai dėl Budą viską daro. Aš gal kada nors irgi turėsiu tokią komandą. Bet šiandienas, lygiai taip pačiai kaip Stakui buvo į nugarą, šitas matė, tas nematė, bet jisai negali šilti tas. Tai va iš tos pusės, o čia labai įdomu šilti, tai nesąmonė. Sunkus žaidimas. Bet labai smagu, tikiuosi finalą, kiek daug fanus, mūsų komandos susirinkę žiūrėti varžybas. Žaisit kur nors už kokią nors komandą šitą? 7-7? Jo, tai už starto komandą. Ai, kurią divizioną patekėte? Mes komandos GP, nes mes praeitais metais žaidėme.